Nu ką, sveiki. Ką, bandom patikrinti tą krūvą. Yra keletas įdomių kasečių, kur nežinia kas. Tai vat man įdomu pažiūrėti, kas juose. Kaip greitai traukė. Grotuvas pasilgo video kasečių. Nori jas patikrinti labai. Taip, reikia prisiminti. Я вернул его обратно. Aha. Kažkur matyta aktoriai. Пойдем со мной. Nebeatsimenu, kas tik tai. Filmas šiandien. Pabandykim prasukti ir patikrinti. Bet kasetė lik ir buvo atsukta ir kažkaip nuo pat pradžių prasideda filmas. Arba dar gal šiek tiek jau ir buvo prasukta kasetės. Vienu žodžiu, bandom tikrinti. Даже твой дядя-губернатор не поможет тебе. Kažkoks Я хотел добраться до тебя. filmas, bet neįsivaizduoju. Nu, bet žinom, kad tai filmas yra, o ne kažkoks namudinis įrašas. Tai vat, jau kaip ir su viena kasetė aiškiau. Tai vat, o paskutinė kasetė, beje, tam video, kur minėjau, sakiau, spėkit, kas bus per filmas, tai įrašyta, kad tai yra Highlander Kalnietis. Tai vat, imkim tą kasetę, paskutinę iš tos krūvos 31, kur tikrinau. Tokia biškė apsilūpius, va. Bet ant jos užtai, kad tai yra Kalnietis. Ir jinai, aišku, yra neatsukta. Tai man jie reiks dar atsukti iki pilnos laimės. Bet pabandykim dar greit patikrinti. Gal jinai mums dar kažką galia parodys. Aha. Nu, žodžiu, TV programa kažkokia. Gerai, biškį pasukau kasetę. Nesukau kaip reikia. Pabandom patikrinti, pažiūrėti, kas jie yra. Aha. Ir kasetėje matau, kad šitam Kalnietį nieko nėra. Tuoj pabandysim išimti, pažiūrėti, kiek aš atsukau. Atsukau dar nedaug kasetės. Kasetė labai didelė, aš nežinau. Čia iš 3-4 valandų kokių tikrai jinai. Nes justelės labai daug. Gerai, bandom dar atsukinėti. Nu ką, patikrinau, beveik atsuktą kasetę. Labai nedaug yra. Tai pabandykim pažiūrėti. Kaip pat reikia nebeatsukta. Ir kur mūsų Kalnietis? Ir Kalniečio mes neturime. Nu va, pasirodo, kasetė visiškai tuščia. Taip, nu ką. Įmam kitą. Šita kasetė atsukta yra praktiškai. Ir ką, šita kasetė tuščia. Pirmojo lygio partija. Liktai kažką nori rodyti. Susisiekite su prezidentu Zorkinu. Zorkinas dingo, ponė. Mums pranešė, kad Maskvoje valstybės perversmas. Generolas Bulgakovas rengėsi smūgiui. Nu, perversmas Maskvoje nebus, kaip galvoju. Čekijos, kuris norėjo Čečėnijoje panaudoti branduolinį ginklą. Baigti kitą kartą. Nu, vienu žodžiu, kokybė nekokia. Nepažiūrėjau, kaip ten oksidacija su šitą kasetę. Aš su oksidu pastengus. Nu, ne. Praktiškai oksido nėra, bet matyt laikyta kažkur nelabai gerai šitą kasetę, nes kokybės geros nebėra. Taip, bandom kitą kasetę. Čia vėl ją reikės atsukinėti. Vėl didelė. Užrašai išblūkę, tai nežinom, kas čia yra. Nu, pabandykim patikrinti, nors čia beveik jau galas kasetės, bet gal ką rasim. Ne, kol kas nieko nėra. Stabdom ir bandom atsukti galbūt truputėlį. Nu ką, kasetėlė beveik atsisuko. Galbūt ne iki pačio reikia, bet bandom tikrinti. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Na taip, trukdžiai, nuo stovėjimo. O gal čia galbūt jau nuo senų kasečių apsinešė. Irgi gali būti variantas. Bet gal labiau tikėtina, kad čia, kadangi senas kasetės visokios. Šiaip per filmus nesuprasi. Laukia kokiam tai baseinė. Na gerai, prasukim biškai priekį. tą muzikėlę. Pažiūrėsim, kas čia vyksta. Labai nesimato, kokybė prasta. Plaukia, 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 plaukia. Kokie tai plaukikai čia vienu žodžiu. Oi, čia pasirodo N18. Aišku su šitą kasetę, bet kokybė yra irgi žiauri. Turbūt nuo senatvės kasetės
parėję viskas, tai naudos labai didelis nėra. Vat negi čia taip visas kasetės bus tokios lievos. Tai va. Nu gerai, bandam čia. Patikrinsim ir šitą. Kol kas labai gerų kasečių už tokių namudinių, tai vat ir nepapuola. Kažkaip visas tokias pavargusias. Čia kažkoks turėjo būti filmas. Nu, vienu žodžiu, vėl kokybė prasta. Pabandykime į priekį biškį atsukti. Nes čia buvo į kasetės pabaigą labiau, bet spėjau ir šitą kasetę. Nebus stebuklinga, va taip ir būna su tais kitais dideliais kiekiais. Kai ištraukia iš kokio garažo, ar dar kur nors, kasetės belia kaip laikytos, šaltis viskas. Oksidacija ir atrodo kiekis didelis, o kasečių gerų ir nėra. Kaip kokybė ties viduriukų. Это просто невозможно. Нет, ничего не получится. Что ты надо сделать? Ну неужели таким моя лицо останется? Я не могу ничего обещать. Žodžiu, ir šita kasetė kol kas nieko gero nežada. Nebent variantas čia mano jau grotuvui. Nuo senienų reikia galvutės valyti. O, nežinau, dar pabandykim porą kasečių kažkaip. Nu va, čia kasetė kažkur per vidurį yra. Ir čia nepasitraukti ir nepasiduoti. Nu, bandykim. Plis, kad būtų gera kasetė, kad ant šiaip tik kelias buvo blogas. Negi ir čia šai bus koks. Nu, bandam. Uaa! Nu, visai, nieko gero. Вы говорите на их языке очень даже хорошо. Nu va, pagavo. Kažkoks kovinis bus filmas. Nu jo, pavadinimasgi buvo toksai. Это его проблема. Nu, vienu žodžiu. Irgi, kokybė kol kas nelabai gera. Įdomu kaip su kokia originalia kasetė. Taip, gerai. Pabandykim dar prabėgti visas. Greit aš patikrinu. Nebedaug liko. Tada pabandysiu kelias iš originalių pabandyti. Ir pažiūrėti, ar ta kokybė skiriasi ar nesiskiria. Nu, o ištraukti negaliu, va, su varpeliais, kasetėlė. Čia kažkokia bus įrašyta baltoji mišrainė su blondinėm, svečiuose pas Ambroziją. Ir ką daryti? Kasetė kažkur plius minus atsukta apie vidurį. Tai turėtų būti Ambrozija. Kažkur. Nu ir bandam tikrinti. Nu va, įdomus įrašas. Bet kokybė ir vėl streikuoja. Tai matyti tikrai šitą kasetę bus įrašyta Ambrozija, nes tikrai atitinka. Tai mano kiti įrašai bus atitinkantis. Nu ką, dabar turim dar čia tokią kasetėlę. Kas tai biškį ten braška viduj, bet gal tikiuosi neužplėnys man dėl to ir nesugadins grotuvo. Nu, play. Ne, nepatiko kas jam. Gal aš tada nerizikuosiu šitą kasetę, nes grotuvų iškart jau stringa kažkas joje. Tai neverta tokį keišti. Plus barška kažkas. Sugadinsiu grotuvą ir bus baigta. Play, groja. Robert Ginty Jakarič kažkoks su motociklu važiuoja čiuvas. Nu, žodžiu, kažkoks filmas. Matos, kad iš televizijos čia TV7 ar koks čia ženklas, nežinau. Kokybė pabiški taisosi lik ir baigė susireguliuoti. Kažkur matyta man šitą pradžią visų šitų filmų. Nežinau, kas per filmas tik. Man tik įdomu, kas per filmas. Pabandykim pasuk daugiau. Vokiškai vienu žodžiu kalba. Vienu žodžiu kažkoks neaiškus, nežinau. Pabandykim pažiūrėti kažką iš originalaus. Pavyzdžiui, tėčio dienos rūpestis. Va. Pabandykim originalią kasetę skirtą nuomai. Ir pažiūrėsim, kaip jos kokybė. Ar taip pat kaip tų, ar bus kažkas geriau.
meno akademijoje, iki mokyklinukams. Taip, tiesa, tai tikrai. Ar yra kokia galimybė jį Nu, atidėti? kokybė jau ne visai gera, Sutinku, matyti neturėtume. bet palyginti kaip su tom kasetėm kur namudinės, kur pastalų sukrauti, tikrai Nevėluos. eina ir kokybė gera ir viskas. Puiku. Tikrai kasetė atitinka, labai džiugu. Tikrai pasidėsiu prie vienarių, ją dar reikėtų aišku prasukti pirmyn atgal, tai tada kokybė gal dar pasitaisytų, prasivažinėti, nes irgi kasetės būna užsistovėję. Tai vat ir dabar dar kokie nors įdomumai pabandykim rusišką štampovkėvą. Smertelnė orūžė, mirtinas ginklas. Nu pabandykim pažiūrėti, bet čia, yra pabaiga. Reiks atsisukinėti. Nu pabandykim, maž galia bus kas? Galia multikas kažkoks. Gerai. Nu va, kasetė atsukom. Galim bandyti pasileisti. Jų susidūrimas. Įvyko 9 magnitudės žemės Įrašas iš televizijos, iš LRT. Savo stiprumą žinomas žmonijos Kažkokia laida. Įvyko. Vienu žodžiu, čia visai ne šitas filmas viduje, tai kasetėj. Kažkokia laida apie žemės drebėjimus ir kataklizmus. Tokie lūžiai įvykę vandenyne sukelia labai galingus tsunamius. Nu, vienu žodžiu. Visai neatitinka. Dar įdomu, va, Oliveris su kačiukais. Taip, ir mums kol kas šitą kasetę, kaip ištrinta, sakytum. Pabandom biškį priekį pasukti. Visiškai nereaguoja. Vat, sakiau, originali kasetė bus, viskas, o jinai neveikia. Nebent dar, nežinau, gal čia yra su kokiais regionais skirtumas ir gal šitą kasetę ne mūsų sistemai skirta, ar neturėtų čia būti didelio skirtumo, nes kasetė kaip ir ne Lietuvos rinkai, užsienio, gal čia kokie regionai yra. Gerai, pabandykim geriau va šitą kasetę su šito berniuku, kur visai įdomus kitoks bukliukas. Pažiūrėti, kaip šita kasetė veiks. Nes čia irgi nėra lietuviška ir jos visiškai nerodo. Gal čia yra tas PAL, SECAM ir NTFC formatas tas. Ir man dėl to jos... Bet kaip turi būti su tom kasetėm, nežinau, jeigu, pažiūrėjau, iš UK atvežta ar iš Amerikos kokios. Gal žinot, kaip jas pažiūrėti, gal čia persistatyti reikia iš tikrųjų, aš niekad nesidomėjau kažkaip. Nes niekada tokių nebuvo papuolę, buvo arba lietuviškos, arba ten kokios rusiškos. Tai kažkaip nesuki galvos, tada visos jos eina. O čia tokių iš užsienio ale ir man jos nenori eiti. Tai bet įdomu, kaip čia yra kas. Nu, pabandykim Frosty šitą senį besmegenį pažiūrėti. Garsų pasaulis. Žinai, jis tik didelis pagyrūnas. Taip, su šerkšniumi daug smagiau. Hei, mes šerkšniu einam. Kasetės. Nieko gero. Nu, va, ir kasetė. Nieko nerodo. Matau ir šerkšnius. Visai nieko gero. Va, tau kasetės originalios. Viskas, jeigu kažkur dėšovai laikė ir все. Ai, čia pati pradžia. Nu gerai, gal šitą kasetę nespėjo prasidėti? Aš jau čia panikuoju. Nu ne, nieko nenori rodyti, nesuprantu. Nu gerai, mano paskutinė viltis Robocopas 3. Pabandykim. Jau biškį atsukti. Pabandykim patikrinti, pažiūrėti. Nu, tu veiksi. Nu. Garsas eina, bet vaizdo neturim visiškai. Negi čia taip jau visas tokias senas kasetės. Nors nenuostabu, jeigu visa dėžė ar visas čemodanas koks stovėjo su kasetėm numesta kur nors, tai iš jų gal stebuklo tikrai ir gali nebūti. Vat atrodo originalas, gražios, 3 star, TRMPRM, su lipdukais, o kasetė eina Jurassic Park.
Na, pabandykim Jurassic Parką. O. Čia vaizdą kažkokia rodo. Yra. Šiek tiek, bet kokybė irgi. O. Nesirodė. Pabandykim dar patikrinti. Tokių originalių. Wow. Iškart kokybė. Na, aišku, šitų galėtų nebūti tokių bėgiojimų, bet pats filmo kokybė matosi, kad tikrai jau linksmesnė. O, žinot kokią dar? Wrestlemania. Pabandom pažiūrėti, a? O. Silver Vision. O. WrestleMania from Acclaim. Oh, yeah, I want a rematch. Watch out for free gifts on most of the new WWF American Wrestling releases from Silver. Wrestlingas tikrai. Amerikietiškas imtynės. Senų laikų. We're mere moments away. Nu, vienu žodžiu. Jo, čia įžanga. Nu, fantastiškas vaizdas. Žodžiu, tikrai su wrestlingu. Gerai, šitą kasetę man irgi tas patinka, kraunu prie tų kelių veikiančių iš visos krūvos. Dabar, žinau, Simpsonai. Kažką kalba, bet vaizdo nėra. Nu, pabandykim atsukti. Nu, bandom žiūrėti. Kaip ten Simpsonai tie. Lyg ir iš garso atsisukė kasetę. Na ir pradžioj bus, kas nebus. Visiškai nieko. Bet nežinau, čia koks nors nestandartas NFC ir jisai ten taip neveikia, paprastai aš nežinau. Pasakykit, gal kažkas esate susidūrę su tokiam, tai žinot, gal man čia regionus reikia persidėti kokius ant grotuvo ir kur nors ant teliko. Nes kažkaip man iš vis neveikia. Net sunkiai tikėtina, kad nu, prašau, X-menų dėžutė, prašau, būkit jūs nors geručiai ir veikit man. Ir anglų kalba jūs esat. Nu, kol kas ne. Visiškai nereaguoja. Nežinau, chebra. Netikiu. Nors tu suveik. Ir Haris Poteris neveikia. Nu gerai, stabdom. Bandom žiūrėti. Nu. Kas čia daro? Kam jis čia pasuko? Oi. Kažko. Gal atsuka kasetę ir... Gerai, pabandykim išimt. Girdžiu lyg tai plevelė kokia jau ten. Kuo atidavė? Šią prisižiūrėjau. Susuko juostelę. Ir dabar užsikabina tenai. O, tai ką, nu, šiam kartui toks video. Vapšė nesėkminga diena su video kasetėm. Gerų kasečių, veikiančių, nežinau. Ar ten regionų problemų ar kas, bet va. Iš visos 31, tai Wrestlemania, tėčio va dienoraštis, Jurassic Parkas da pasileido ir Jackie Brownas kažkoks. Ir Wrestlemania. Viskas, praktiškai 4 kasetės. Visos kitos man jos arba žiauriai blogai rodo, arba iš vis nerodo nieko, tiesiog kaip tuščias būtų. Ir dar ant galo su paskutinė, galima sakyti, kasetė. Jinai susisuko ir man užsikabina ten grotuvė. Reiks ką, ardyti grotuvą dabar ir atkabinėta juostelė iš vidaus. Tai ką, nu, spaudžiam laikiuką, palaikykit nors jūs laikiukų, padarykit, kad bent kiek linksmesnė būtų diena su šio video, nes kažkaip tikrai taip kažkaip nuliūdina iš tokio kiekio, taip nedaug, gerai, iki.